Labą vakarą. Šiandien mes pradedame vėl, tiksliau nepradedame, pasakysiu, o tęsėme jau 4 metų tą ciklą sekmadienio pašnekesiai. Vat prasidėjo vasara aukštutinėme kambaryje, kaip visuomet susitinkame. Ir kadangi šiandien viešpaties diena, sekmadienis, mes ir dalinsimės apie viešpaties dieną. Ką Dievas mums duoda, kaip mes suprantame poilsį, kaip mes suprantame dėkingumą. O šiandien mes turim svečiuose Aleksą Mažoną ir Arūną Raudonį. Eteris jų.
Thank you for calling the Los Angeles Municipal Court. This is an automated system that can handle most inquiries. If, after using this system, your question is not answered, please stay on the line and a representative will be with you shortly. If you are calling from a touch-tone phone, please press 1. If you are calling from a cellular phone, please press 2. If you are calling from a payphone, please press 3. If you are calling from a car phone, please press 4. If you are calling from a secret spy phone, please press 5. If you are calling from a princess phone, please press 6. If you are calling from a car fax, please press 7. And if you are calling from a rotary phone, please stay on the line. Make your selection at any time. Make your selection at any time. For information in English, please press 1. For information in Spanish, please press 2. For information in Japanese, please press... Kai niekas nemato, kai niekas negirdi, kai niekas nemato, kai niekas negirdi, kai niekas nemato, kai niekas negirdi, išleisk pasivaikščiot savąją širdį. Išleis pasivaikščiot, įkvėpti ją oro. Pavargom nuo tempo ir begalės norų. Tegul ji keliauja prie jūros nurimti, pabūti žuvėdrą, išgirsti dainas. Iš tolimo laivo jūreivio širdies. Pasitikti aušros, kai krinta rasa, kai maudosi laukas rūko piene. Pasiausti su vėju snaigių pulke, pabūti uoga raudona paukščio snape. Atsigerti tyrumo,
pabūt su tyla. Ir grįžt pas tave. Kai niekas nemato, kai niekas negirdi. Kai niekas nemato, kai niekas negirdi. Kai niekas nemato, kai niekas negirdi. Išleisk pasivaišti savąją širdį. Taip retai jos norus mes girdim. Labas vakaras, Arūnai. Labas. Žinok, kai tik pradėjai groti, tik tada aš supratau, kad aš susitikau su tavim. Kartais labai dažnai mes greitai pasakom labas vakaras, bet iš tikrųjų nei to labo, nei to vakaro nebūna. Taip kažkaip tiesiog formaliai pasisveikini. Ir čia aš kalbu apie tai, kaip aš jaučiu kartais, kad aš pasakau žmogui labas vakaras, bet aš jo dar nematau. Ir praeina kokios 2 minutės, 3, aš tada jį pamatau. Tas širdim galbūt. Gal taip pasakyti. Ta, kad tu sakai, aš sakydavau, kad mes dažnai bendraujam. Aš tai vadindavau Lietuvos ryto lygis. Kada, kaip laikais, kas gero, nei tau rūpi, nei ką, tai ko klausi? Bet reikia. Va. How are you? I am fine. Ir ką? Tai bent paklausi. Man amerikietis sako, how are you? Sakau, do you have enough time? Ar turi pakankamai laiko, kad paklausyt, kaip man sekas? Tam, kad aš išgirščiau tave, man visų pirma pačiam reikia nusiraminti. Aš negaliu per pasaulio triukšmą, per savęs paties triukšmą, aš negaliu tavęs išgirsti. Tas yra sunku. Ir to reikia mokytis, išgirsti save. Susirenka tikinti žmonės ir pradeda pasakot, kaip jie Dievą girdi. Aš sakau, aš nežinau, kokius tu velnius girdi, nes tu savęs negirdi. Kaip tu gali Dievą girdėti? Pirma, nusiraminti. Netgi tas palinkėjimas ramybė jum, nes įėjęs į tokią automatiką, kad nei aš tau linkiu, nei ką, nei tu man rūpi iš visų. Taip, bet iš tikrųjų, aš paliku jums savo ramybę, visą karantiną mane lydėjo. Tie Kristaus žodžiai, žinok, man padėjo ir tai buvo man, paspirtis tokia atrama iš tikrųjų. Ir aš galvoju, bent jau nuo žodžio pradedam, nors jie tušti, bet kaip pasiekti tą tikrą, Gal svarbiausia, kad nori. Man labai gerai savo vienkiemį, mes su žmona vienkiemį gyvenam. Man tiek kaifas, kad nenori niekur važiuoti. Sako, mano žmonos draugės klausė, sako, kaip tu pailsiauji, kur tu pailsiauji. Sako, pareini iš darbo, nusimaunu batus ir pailsiauji. Ir viskas. Nereikia jokių Turkijų, netgi šventosios nereikia. Pas mumis prie prūdo gerai. Tai Vaclovas sako, atvažiuok šį vakarą. Sakau, kodėl turėčiau? Sakė, kad Aleksas pasilgo, dėl to važiavau. ačiū. Welcome, sako Žemaitė. Tai va, iš tikrųjų turėti draugą, iš tikrųjų rūpėti vienas kitam, nepritempinėti, nedaryti.
Vaclovas uždavė temą, kad poilsis viešpatyje. Deklaratyviai, gražiai. O kas tas į? Kas tas į? Ir tu matai ten įsitempusi, susinervinusi, bėganti, pykstanti, bambanti žmogų. Jis sako, ramybė tau, tipo, ilsis viešpatyje. Nežinau. Aš matyt, su amžium daraus, kaip Bob Marley hipis. Normalus, jau normalus, žinai, kada sakė, pas jį toks tekstas yra. Sako, tu sakai, angliškai myliu yra love, ne? Mėgstu irgi yra love, jie skurdesni net negu lietuvių kalba. Ir pas juos ir tas yra myliu. Tai angliškai sako, tu sakai, kad myli lietų, bet kai tik pradeda pliaupt, tu bėgi kažkur pasislėpti. Tu sakai, kad myli vėją, bet tik tai pradeda normaliai pūst, tu ieškai užuovėjos. Tu sakai, kad myli saulę, bet tik tai pradeda spiginti ir tu žiūri normalesnio pavėsio. Tai kada tu sakai, kad myli mane, nepyk, aš tavim netikiu. Logiška tokia, tvarkingai, tik. Sužaidė, žinok, tavo vienatvę, va tas va pasislėpimas. Aš pirmą kartą mačiau šitą etiudą Alekso. Mes kartu labai daug darė visokiausių, ne per daug, bet daug, jo. Darė visokiausių renginių ir va šitą etiudą aš pamačiau pirmą sykį. Sužaidė tas toks, kad, tu Dieve, kada man nemažai tenka bendrauti su jaunais žmonėm, nes dirbu mokytoju. Ir man nereikia, kas čia per kalbos apie meilę, kokia čia meilė, prie ko čia meilė, čia tik chemija, čia tik tai hormonai, čia tik tai tas, labai apsišvietęs šiuolaikinis jaunimas. Jeigu nežinot, kaip gyventi ir auklėti savo vaikus, klauskit, čia 16-metis, jis žino viską absoliučiai. Jis žino, kaip valdyti valstybę, jis žino viską absoliučiai tiksliai. Ir jie išaiškina, kas čia per nesąmonės, kaip kas, ir aš tada jiem piešiu vaizdą, sakau, įsivaizduok savo mėgiamiausią kažkokią, aš nežinau, kas tavo yra mėgiamiausias. Ten, gal tu mėgsti žaisti futbolą, arba ten vaikščiot kalnais, ten leisti su banglente, nuo kalno šlaito, su slidėm leistis. Aš nežinau tavo pomėgių, bet įsivaizduok reiškia, kad tu pasiekiai piką. Ir staiga tu įveikiai bangą 20 su virš metrų ir va tu įveikiai tas džiaugsmas, tas amplūdis, tu pilnas, tu pripildytas ir nėra kam paskambinti, su ko pasidalinti. Tau šakės. O čia yra vienatvė. Ne tada, kada yra blogai ir aš neturiu su ko pasidalinti, bet kada aš perpildytas ir nėra su ko pasidalinti, nėra kam paskambinti, ant tyli. Ant tam ragelį tyli. Aš dirbau senelių namuose. Vienas toks, žmogus, kuris gyvenęs turtingai iš tikrųjų. Iš jo sužinojau daug visokiausių senovinių dalykų. Pavyzdžiui, aš nežinojau, ką reiškia valakas, pasirodo 21 hektaras. Nuo Vytauto laikų žemės matas. Padovanojau 3 valakus. Tu įsivaizduok, 63 hektarai. Ir jisai blatnavodamas nusipirko naują telefoną ir sako, pagelbėk man susitvarkyti. Ir sakau, kokius numerius tau suvest, kur jie? Ir jis davė 2 numerius. Savo draudimo agento ir kaimyno, kuris, jeigu jo nėra, kur gėlės laistų, viskas. Blemba. Žmogus senelių namuose, gyvenimas praeitas ir nėra kam paskambinti, čia šakis. Tai Rajevskaja pasakė, man dabar skambina vien tik žadintuvas. Jo. Erlickas sakė gerai, kad bent ten iki parašo ir Maksimo parašo žinutės. Jo. Tai kur yra tas dalykas, kur, skirti laiko. Resursas, kuris yra turbūt brangiausias ir svarbiausias. Aukoti, kaip Gediminas sakydavo, aukokit bendravimo auką. Tai bendravimas yra tam tikra prasme auka. Galėčiau dabar ką nors daryti. Ne? Tikrai? Po truputį suvokiu tai. Po truputį tik labai. Kad... Kraustykis į vienkėmį, pagreitėja. Visa kita sulėtėja, šitas pagreitėja.
Bet visame tame, aš galvoju, labai svarbu būti reikalingam pačiam savo. Vienkimi, pačiam savo tu reikalingas, kad pasaulis tau būtų įdomus. Ir kai pasaulis tau įdomus, tu į kiti žmonės tau kaip stebuklas. Rakursas, jeigu taip. Nes žmonės nori, kad man skambintų, mano. Yra tokia Raselės Užkurnytės giesmė, pati pradžia, jinai prasideda tokiais žodžiais, kuriuos aš pasėmiau seniai, 96 metais, aš pasėmiau kaip kredo savo gyvenimui. Mums reikia viens kito, kad dangaus žemėje būtų daugiau. Aš supratau, kad net savęs pamatyti ir suprasti, tu prakalbai apie save, kas aš. Kad save suprast man reikia kiekvieno, koks jis bebūtų ten, kokios tautybės, kokios ten iš 100 lyčių, koks bebūtų, koks skirtumas. Man reikia kiekvieno, kad aš labiau galėčiau suprasti save tiek teigimo, tiek neigimo atveju. Tiek patinka, tiek nepatinka, kol aš iš kur aš žinau. Čia kaip, neturi su kuom pasidalinti tuo džiaugsmu. Taip. Ir man reikia kiekvieno žmogaus, kad aš galėčiau pažinti save. Nes kokie čia komedijai buvo, kad apkaltino moteris vyrą, sako, tu susiradai meilužę ir vyras už galvos susėmė, sako, blemba, ką man meilužė, tavy tiek asmenybių gyvena. Man nereikia čia. Čia tavy klondaikas. Tai va, o kaip kitaip save pažinti, kaip suprasti. Ir jeigu nenusiraminti, jeigu bėgti, o tas bėgimas jis ir yra, poilsis, gerai tokios religinės frazės, paėmam, užsidengstom, o kaip aš save turiu suprasti? Vienas mokinys labai supyko ant manęs. Mokytojau, jūs mane labai sunervinot. Aš taip pykstu negaliu. Ir aš 3 kartus pakartojau tą patį klausimą. Sakau, kur gyvena pyktis? Kur jisai? Jisai negirdi ir aiškina man ir puolant manęs ir aš sakau, kur gyvena pyktis? Ir po 3 karto sako, many. Manyje gyvena pyktis. Manyje gyvena vaidai, nesutarimai, pavydai, žmogžudystės, ištvirkavimai ir visa kita. Tai yra many. Ir many yra visko daug. Ir tada bendrystė, ne? Kam yra reikalinga bendrystė? Kad aš pamatyčiau, kad įgyčiau šansą tvarkytis. Aš neturiu šanso. Aš sakau, kad pas mane nėra. Kuku, nėra. Aš prisimenu, aš turėjau, kai buvom impulsyvus labai, jaunesnis, ir pridarydavau, labai daug, skaudžių dalykų. Ir aš pradėjau užsiminėti jogą. Ramybė iš pietų, ramybė iš vakarų, iš šiaurės, iš viršaus, iš apačios. Pradėjau tiesiog praktikuoti. Ten buvo... Iš pradžių buvo per artimas kontaktas. Paskui, po poros metų, man dzin būdavo, einu, žiūriu, vyras muša moterį. Ir man vienodai rodo. Aš galvoju, kas su manim negerai. Aš įsigandau abejingumą manį ir tada, vėl. Čia yra ieškojimai, aš galvoju, Tau gerai, kad pas tave tas buvo, pas mane dar dabar tebėra. Aš galiu dėl kažkokio iš susijaudinimo, iš kažkokio nesijautimo saugiai, iš dar ko nors. Aš galiu pridaryti kvailysčių, kad ir šiandien aš įskaudinau žmogų visiškai to nenorėdamas. Todėl, kad susijaudinęs, todėl, kad pasimetę, atrodo nieko blogo nenori, bet kažkokią nesąmonę padarai ir įskaudinę. Ir viskas, nes ne vienas mes nežinom, kas kitame gyvena tuo momentu. Kas yra tuo momentu, kur tai yra, kas vyksta. Gali žodį pasakyti ir tas žodis susprogdina žmogų. Man yra buvęs toks atvejis, jaunimo rate sėdim jaunimo rate, šnekamės ir staiga, kažką pasakoju emocionaliai ir taip toliau. Ir grinai iš tokio emocinio bendravimo kažkaip pliaukštelėjau per koją. Merginai, šalia sėdėjo mergina, pliaukštelėjau per koją, sprogo vietoj. Bum! Ir aš nesupratau, kas čia buvo.
o prie jos vaikystėje buvo seksualiai priekabiauta. Suprantat? Neturėjau aš nieko tokio, o tiesiog emocijos lies, bet tu staiga prisilieti ir žmogus sproksta. Kokie mes esam vis dėlto paslaptis? Kiek daug. Ir staiga tokiais, ble, pasidalinam, žinai. Mane šiandien žvirblis apšiko. Aha. O vat, kad paliest, kad prieid, žinai, visai kita. Visai kita. Pagalvok. Tu meiliai atsisėsk šalia. Ilgai ieškojęs dūšiai vietos ir boružėlės ašara žalia nusiridens žolę iš lėto. Į katrą pusę eiti nežinai. Ten būta, ten netraukia. Kaip gera pasėdėt čionai, kur augta, žiedo laukta. Išpink ilgas žvaigždžių kasas, nuprauski skaisčiai saulės veidą, josios ištiestas rankas. Mėnulis šiąnakt leidžias, skruzdė nurimo tyliai, neskubės. Nieks neparneš jau jos namolio, lakštingala gražiai čiulbės, lyg ryto žadins sodžius. Kai saulei tekant tyliai paryčiais, sugirgždins tėvas svirtį, pakilsi boružės takais, liepužės medumi apgirdęs. Tu meiliai atsisėsk šalia, ilgai ieškojęs dūšiai vietos. Ačiū. Ačiū, aš čia atvažiavęs pasakojau vienai kompanijai apie, dirbau senelių namuose ir toks variantas. Vienas paprastas žmogelis, užauginęs daug vaikų, palaidojęs 2 žmonas. Ir juodas darbininkas, apie tą, kad jisai darbininkas, tai ne jisai man papasakojo, jo kaimynė, kur šalia gyveno, sako, aš, sako, nesuprasdavau dievulių, už ką tu jį baudi, kodėl jam tiek darbo duodi, nes labai daug dirba žmogus, labai daug. Labai sunkiai, bet tuo pačiu jisai laiko skyrė draugam, šeimai, viskam. Jis turėjo bendravimą, jis turėjo daug. Ir senelių namuose gyvendamas jis buvo lankomas, mylimas ir taip toliau.
į kitas, labai veiklus, ten ir inteligentas, ir verslininkas, ir visa kita, bėgantis, jie vienas kitą pažinojo, labai bėgantis, bet per tuos bėgimus praknisęs į šeimą ir viską, ir, žodžiu, nelankomas, vienas senelių namuose. Ir sėdi tas, reiškia, darbštuolis, tas toks paprastuolis. Anas kitas gyrės kažkokiom močiutėm, kaip jisai gyvenime ten veikia viską, bet yra vienišas, visiškai nelankomas. Ir paskui atėjo pas tą senuką, atsisėdo, o tas taip žiūri į jį. Nu, į kur nupaulę? Nu, ar verta? Kas iš tikrųjų verta? Kur yra tikrosios vertės? Kaip susidėtas vertės? Ne? Kas deda su manim? Kas deda su mano dūšia? Man kuo toliau, tuo labiau kyla klausimas nuo bet kokio veiksmo. Iš Giotės Fausto, kada daktaras Faustas susitinka vaiduoklį ir vaiduoklis sako: o siela, pažiūrėkim, kokią tu save sukūrei. Šakė, šitas klausimas mane meta prie sienos. Bet koks, nu, va dabar ten karo tematika, bažnyčios tematika, dar kas nors, davai pasvarstom apie kunigus, kurie kiek šauja tiesiog, dar ką nors. Palauk, o kas tuo metu vyksta su manim? Kokia mano širdis formuojas? Kas aš? Jau va tas yra šakės. Va čia yra man svarbiau negu bet kas, bet negu tos temos, netgi pasaulio karas. Koks skirtumas? Man už savo dušę reikės atsakyti. Ir jeigu ten pagieža, jeigu ten va tie visi tokie, nu pavyzdžiui, ką mūsų tauta augina, vienas kitą vatnikais vadindami. Nu ką augina tauta, va savy. Kas mes labai brangiai už šitą sumokėsim, dar net nesuprantam ką, bet tai bus tokia, nu pasakysiu tiek to, sakei, jogo užsiėmė, tai suprasi. Tai bus tokia tautos karma, už kurią sumokėsim žiauriai brangiai. Tai va, rekomenduoju viešpaties ramybę ir savo aplinkoje nepasiduoti šitiem dalykam, nepasiduoti tom provokacijom, bet sėti ramybę, ją turėti savo širdį ir sėti ramybę, neturi teisės. Pažiūrėti kaip į klystantį brolį, netgi tą, kuris beprotis užpuolė ir išprievartavo. Jeigu jisai žinotų, kiek jam tai kainuos asmeniškai, niekada gyvenime to nebūtų daręs, jis galvoja, kad nekainuos. Mes nedarytumėm nesąmonį. Aš žinau, kad nenusidėčiau, jeigu tikrai žinočiau tiek, kiek aš nusidedu, o nusidedu daug. Aš žinau, kad nedaryčiau. Vadinasi, aš neturiu giluminio supratimo, kas tai yra, kas iš to gaunas, kiek reikės už tą mokėti. Man, mano vaikam, kas už tą sumokės, už mano kokią nors padarytą nesąmonę. Aš galvoju, kad tai taip. Leitmotyvas to viso, ką mes kalbam, dabar prisiminiau tą istoriją, gal, kai pasamdyti indėnai buvo nešti ekspedicijai krovinį. Jo. Ir kai jie 2 dienas skubėjo labai, paskui sako, mes niekur nebeisim. O kodėl jūs neisit? Taip, kad sielos mūsų pasivytų mus. Ir tas ritmas atrodo, mes pametę sielas, o kai pametę sielas mes, mums nėra kaip, tos atramos ir tada tikrai mums sunku vertinti. Dalį savęs prarasti, ir tai tik dabar aš pradedu tas istorijas, jos kalba. Jos kalbėt pradėjo. Jo, jos pradėjo. Ir koks fainas yra amžius. Kuo vyresnis, tuo fainiau. Ne, rimtai. Jo. Tai Nepamirškit, kuo dalinuos, tai dalinuos, sakau, Viktorio Franklio žodžius. Žmogus auga, dėmesio, auga iki mirties. Obuolys prinoksta, jis nukrenta. Žmogus auga iki mirties. Nėra tos nesąmonės, kur sako, dabar jau pakalniau. Tai tu seniai jau miręs, kai pradėjai taip galvoti, taip įmirėjai. O tas katras, auga, jisai visą laiką mokos. Buvau svečiuose šiandien pas vieną moterį, žinai, sako, kaip gera. Sakau, kas gera? Jinai tokia sportiška, žinai, sako, pradėjau žaisti, kažkaip pavadino toks įdomus, kur 4, kaip lauko tenisą, bet mažesnė aikštelė ir 4 žaidžia. Kaip? Va tą pradėjo žaisti. Sako, kaip faina vėl pasijust nieko nesuprantančių. O atėjau nauja, pasiėmiau raketę, atėjau nauja, nieko nežinau. Blin, kaip gerai.
Kaip gerai nieko nežinot. Vėl save pastatyti į naujas kažkokias situacijas. Tie, kur coacheriai, žinai, ten šneka, išeik iš komforto zonos. Daik knist. Aš visą gyvenimą tą komfortą kūriau, dabar turiu išeiti. Jie ne iš tos pusės užeina. Nu taip, visą gyvenimą tugi kūrėjai, kad tau būtų faina, patogu, malonu, jauku, ne? Visą gyvenimą. Ir dabar maždaug turi sudeginti tą namą ir išeiti į palapinę. Nesąmonė, tegu nenusišneka. Bet yra antiek daug užsiėmimų, iššūkių ir veiksmų, veiksenos, antiek daug, kad tau nereikia sudeginti to, ką tu jau turi. Tu vis gali naujų dar užsiimti, dar naujų, pabandyti tą, ko nebandęs. Pamatyti, ko nematęs. O tada aš pradedu suprasti amžinybės prasmę, žinau. Nes toks kažkoks, galvoj vėjas, absoliučiai ten. Aš negaliu gyventi be bandymo įsisąmoninti. Sako, Arūnas ten tikintis krikščionis, dar ką nors. Kai jūs žinotumėt, kad man nuo įtikėjimo momento, kokį 20 metų, aš nesimeldžiau. Realiai. Skaičiau tiek knygų apie maldą. Bandžiau išsiaiškinti, bet kol aš nesuprantu, kas tai yra, aš nedarau jūs. Vat kas su manim dedas. Aš nedarau, aš nepapugauju, nebežionauju, netgi vaikus auklėjant pas mane yra toks pasakymas, beždžionę galima išmokyti važiuoti dviračiu. Bet jeigu reikės jai bėgti nuo tigro, ar jinai sės ant dviračio? Ar jinai tuo momentu supras, kad tai greičiau? Va čia yra skirtumas tarp mąstančio žmogaus ir išdresiruoto. Mes galim save išdresiruoti, priklaupti teisingose vietose, nusilenkti, persižegnoti, daryti kažkokius tai ritualus atlikti, bet tai gali būti netrupučio nedaugiau negu beždžionė važiuojantį dviračiu. Etika. Įsisąmoninti, ką aš dabar atlieku, kodėl aš tai darau, ką tai daro mano širdį. Jeigu aš ten prieėjęs iš pažinties, ir komunijos, ir buvęs sekmadienio mišiose, grįžtu 3 kart bjauresnis, negu nuėjau, nes esu žiauriai šventas, tai ką su manim daro tie dalykai? Jeigu jie mane greuna, iš esmės greuna visą mano aplinką, tai čia nedorybė tada. Čia žmonės sumaišė. Dorybė yra tai, kas kūrė mane ir mano aplinką. Dorybė kūrė mane ir mano aplinką. Įda greuna mane ir mano aplinką. Tai jeigu rezultatas, kad ten, toks šventas, kad šeima išsiskyrė ten, tas, ne vieno draugo, bet žiauriai šventas. Ne. Nepasirašau. Ne. Apie persekiojimą pasirašau. Bet visi, kurie buvo persekiojami, turėjo savo sekėjus. O kada žmogus visiems yra bjaurus, tai tu suknisai savo dūšį. Apie kartėlį dažnai, tu kalbėjai ir aš pradėjau mąstyti apie kartėlį ir apie tai nepasitenkinimas mano, apšnekėjimas. Čia kokią sritį be pažiūrėtum, ar tai politikai, šeima, vaikai, mokytojai, darbas, erdvė labai plati. Ir kartėlis užaugina piktdžiugą. Labai nepastebima nuodėmė. Labai bjauri širdį griaunanti yda, piktdžiuga. Kada, pavyzdžiui, kaip fainiai susprogdino, reiškia, ten visą koloną rusų. Ir aš džiaugiuosi. Ten žmonės mirė, ten mamos paliko be sūnų, ten šakės, ten baisu, suprantat? Taip jie kvaili, taip jie tokie, išplautom smegenim. O gal aš išplautom smegenim? Ką žinau? Bet mes, šitas vergo būsena tokia, žinai, kur prisimeni tą filmą, kaip ten buvo, apie drakoną, tas, kur Jankovskis vaidina. Tu pameni, Abdulovas, ir kai sako, Ryteris sako, pavargau. Sako, ko pavargai? Su drakonais kariauti.
Ne, sako, riteriu būt pavargau. O kodėl tu pavargai riteriu būt? Nu, sako, vergu geriau. Jie labai tvirtai viską žino. Nu, va, tiksliai žino. O vergas žino labai tvirtai ir tiksliai. Matai, kartėlio šaknis, jinai turi turėti dirvą. O jeigu jau dirva yra, jeigu šaknis yra jau tenai, tai dirva reiškia ten jau yra. Nu, tai tavo širdis ir yra dirbos. Nu, taip, Ten siejas viskas. Na. Ten ir vaidai, ir pavydai, ir godulystės, ir paleistuvystės, ten viskas yra. Supranti, dirba gali kristi ir aukti viskas, bet tada sąmoningo žmogaus atsakomybė yra, kam aš leidžiu aukti. Vat kodėl vienkiemis, pavyzdžiui, yra žiauriai geras pliusas. Nu, aš daržą turiu. Aš žinau, ką reiškia turėti lysvę burokėlių. Ir kad jeigu nelaistysi ir neravėsi, nu šakės. Tiesiog tada žinai, kad ir su tavo širdim yra pastovus procesas. Jis nėra toks, kad viešpatie išvalyk mano širdį, o išvalė, aš dabar jau šventas. Ne, tai reiškia, šiandien pat už 15 minučių aš turėsiu blogą šaknį vėl savį. Atskrido kiaupinės pūkas. Gražus pūkelis. Ar žinai, išdygo kiaupinė tenai. Matai, vis tiek šviesos karys, man Raimonda padovanoja, aš jas neperskaičiau, šviesos karys, vis tik tai, ir vat pamačiau, ar nu, supasuoju, aš nesu karys, aš tik noriu būti, aš žinau, kad, nu ta prasme, vat su šaknim tokiom kartėlio kovoti, tai yra, nu, tu karys turi būti. Nu, aš nežinau, kaip, šauksmas kažkoks turi būti, noriu, aš noriu. Va, vėl grįžtu. Jo, žemdirbiui lengviau. Jeigu tai, ką tu šneki, žemdirbiui lengviau. Nu, supranti, tu žinai, kad tu burokėlių neužsiauginsi, tau bulvės neužaugs, reikės brangiai pirkti arba ten iš viso badu mirsi, kaip seniau buvo, ne? Neužsiauginsi, badu mirsi. Nu, tai tavo tas kovingumas iš to randas. Na, Linava atvažiuojant pasakojo, kaip prūdę aš buvau padaręs, kai mes tik atsikraustėm, buvau prūdę padaręs plaustą ir vaikai, reiškia, su tuo plaustu plaukiojo ir Lina neplaukė. Lina neplaukė, jinai neplaukė, jinai pajūrį užaugus, o plaukti nemoka. Ir Jonas, aš išvažiavęs kažkur, o Jonas nuo to plausto į vandenį, murkt vienas iki, antras iki, neišsikapanojo, irgi vaikis plauk dar nemokėjo, mažiukai jie ten po 5 metus buvo tokie. Nu, ir Lina iš įsibėgėjimo į tą prūdą, už plaukų sūnų išsitraukė, supranti, draugė apšalo žiūri, sako, kaip tu plauki, sako, aš nemoku plaukti. Nu, va čia karys. Supranti, tau turi būti tikslas, turi būti pretekstas. Dėl to aš sakau, kad mes nesipriešinam savo nuodėmėm, savo ydom, kol nesuprantam, ką tai daro. Arba nepripažįstam, ką tai daro. Jeigu aš pamatyčiau, ta prasme, jeigu vidiniam, giluminiam žinojime atsirastų tai, kad visą tą, ką turi, va šeima, vaikai, dar kažkas, va dabar tu neteksi. Viskas, tu neteksi. Dėl to, kad tu augini kartėlį savo širdį ir todėl, kad tu visus jau baigi pasmaukti savo bambėjimu. Dėl to kartėlio, kuris užaugo, nes kartėlis turi savo išraiškas, ne? Jis išraišką turi. Tu daraisi piktašiknius. Nu, ir jeigu tu pradedi darytis to kitų atžvilgių, tu sugriauni viską, ką turi. Tai kol nėra to giluminio žinojimo, kad tai tiesiog nužudys, o dėl to sako, nuodėmės kaina, mes labai įdomiai suprantam, kaip krikščionių, žinai, ten, o Kristaus auka, o nuodėmės kaina mirtis. Nu jo, va tai ir yra. Suprant, darai nuodėmę, nužudysi tai, ką turi. Viskas. Tai kur kas paprasčiau, negu mes įsivaizduojam. Reikia paimti lygius. Tai yra ir labai sudėtinga, ne, bet kada mes raudamės nesupratę to paprastojo, kad tai aš nužudysiu savo šeimą, aš nužudysiu savo santykį, aš nužudysiu bendrystę, aš nužudysiu ramybę savo širdį. Jo? Tiem, kam teko išgyventi, reiškia, skyrybas ar su draugais, ar su sutuoktiniais, nėra ramybė širdį. Jos nėra. Tu ką tu nužudėjai? Nužudėjai, supranti? Va. Tai vat nuodėmės kaina mirtis. Labai aiškus pasakymas. Bet kada neįsigilini, tai paviršutiniškai skaitai, taip, arba taip labai giliai skaitai, tada nieko ir nesupranti.
Suprast pagal savo lygį. Aš nusileidau į tą žemdirbio paprastumą, man kaifas. Aš Ne, kaifuoju. tai vat aš ir džiaugiuosi, ieškodamas, vat, nu, kai ateina suvokimas paprastų dalykų ir su tais paprastais dalykais dalinies ir supranti, kad tu nesuprantamas, nes tai yra per daug paprasta. Tai tiek paprasta ir tu dalinies džiaugsme. Nu, vieną kartą, aišku, ten buvo truputį nuplaukimas, bet aš dėkingas už šitą išgyvenimą. Kartą vyno gėrėm pievoj. Ir įkaušęs buvau. Buvau įkaušęs, bet nežinau, kas man tokio pasidarė. Aš sėdėjau ir pamačiau gėlytės, jos tokie smulkų žiedeliai, toks grožis ir tas, nu, tai palėtė iki sielos gelmių, aš, nu, kūrinyje išjaučiau, aš pamačiau, kaip gražu. Nu, tu neišpasakysi to, sunku nusakyti, tai tą grožį ir pamatyti sunku. Nu, tai vat, aš dėkingas gyvenime. Jeigu nesustoji. Taip, bet supranti, jeigu tu išgyvenai, aš manau, kai žmogus tai išgyvena, jis tampa ieškotoju. Jis ieško, jisai nenurimsta, jam negali būti taip kažkaip va taip. Nu, aš suprantu, taip, suprantu, kad tai yra labai gražu. Nu, bet manęs neliečia. Nu, visi nueidavo, merginos, jūra, einam prie jūros, jūra. Aš, jūra, nieko man tai nesako. Aš noriu išgyventi ir bet nėra to. Bet paskui tik tai pradėjo tas ateiti toks suvokimas. Bet tai yra mano jūra. Visko mokytis reikia. Taip. Absoliučiai visko. Klausaus tokį mokytoją. Filosofas, universiteto dėstytojas, garsus žmogus, ne lietuvis. Ir jisai apie Platoną, žinai, sako, man taip įdomu, Platonas visi šneka ir jisai sako apie Platoną, kad kas yra Platonas? Platonas yra mąstymo mokytojas. Ir aš sėdžiu ir galvoju, tu supranti, Arūnėli, kad tu net nemoki mąstyti. Geras, man patiko. Mąstymo mokytojas reiškia, net mąstyti aš galiu nemokėti. O geras. Man patiko, sako, jūs nemąstot. Patiko, sako, jeigu jūs einate į parduotuvę ir galvojate, renkatės tokias juodas pupelės ar baltas pupelės imti, tai ar tai, pieną ar kefyrą, tai nėra mąstymas. Aišku, nėra. Ir žmonės, pasakyk jam, kad jis nemąsto, jis supyks. Tai aišku. O tie, kur supyksta, geriausiai viską žino. O mąstyti tai yra, iš tikrųjų, tai intelektualūs produktai. Sunkus darbas. Taip, sunkus darbas. Sunkus darbas. Aš čia dalinaus, kad buvo toks tyrimas atliktas. 40 metų truko tyrimas, kuris ten iš tam tikrų dalykų, reiškia, parodė, aš nesismulkinsiu, bet kad 80 su virš procentų žmonių, tik 16% žmonių turi realiai analitinį mąstymą. O kiti tik galvoja, kad jį turi. 40 metų truko tyrimas. Liūdnas vaizdas. Ir tada aš supratau, kad jeigu aš negaliu analitiškai mąstyti ir neįsisavinu, aš galiu mirti ne savim, aš galiu nugyventi ne savo gyvenimą, čia būtų liūdniausia, kas gali atsitikti. Tai yra nuodėmė. Mes kitas iki net nesuprantam, kas yra nuodėmė. Nuodėmė yra nepataikyti. Aš nepataikiau į save, įsivaizduojate? Ar gali būti baisiau? Tai šakės, ne? Gazdina tokį. Gerai. Aš pabandysiu pajudėti. Mes baigiam kalbėti, jeigu iš tikrųjų užteks. Jo? Pabandysiu etiudą parodyti. Gerai. Nepabandysiu, o parodysiu. Būtent. Kodėl man nesigaus? Gausis.
kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybę, su džiaugsmu ji visą pakelia, visą tiki, viskuo viliasi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Išėjom į pievą, į pamiškę žalę, pamatėm drugelį ir vabalo kelią. Paėmė už rankos, pakilusi vėją per tuos laukus, lyg per gyvenimą ėjom, per gyvenimą ėjom, per gyvenimą ėjom. Štai vieną dieną pieva geltona, o kita jau pūkas pakėlęs į orą. Ir mūsų dienos taip greitai praeina, bet pienės pūkas juk kažkur nusileidžia, kažkur nusileidžia, kažkur nusileidžia. Girdėjome vyturį, gervės klikimą, į tolius viliojančius jie mus vadina. O akys debesis gano ir žino, kad jie iškeliauja ten, kur niekas nežino. Niekas nežino. Niekas nežino. Kvėpavimas pilnas medžių gausumo, galva apsisukus nuo tokio gerumo. O tavo delnas įkrito į mano, į tuos svaiginančius tolius, kartu mes keliavom. Kartu mes keliaujam, kartu mes keliausim.
kvapnų tikėjimą, žalia ir minkšta. Veidu krentu į tavo rankas, taip tik meldžiamės arba mirštam. Veidu krentu į tavo rankas, taip tik meldžiamės arba mirštam. Ir ko maldau tavęs, ko prašyt, kai pati taip tyliai aukojas, kai esi tokia prieraiši ir kaip Kristus plauni mums kojas. Kai esi tokia prieraiši ir kaip Kristus plauni mums kojas. Žemės pievoj vėjas gaivus kelia mano paliktą brydą. Ach, tave kaip ir kitus dievus nežmoniškai mindžiojam ir trypiam. Ach, tave kaip ir kitus dievus nežmoniškai mindžiojam ir trypiam. O tu vis arčiau ir arčiau atbėgi visų akių plotų, kad pakiltumei už mūsų aukščiau ir visus savim užklotum. Kad pakiltumei už mūsų aukščiau ir visus savim užklotum. Nu va, pradedam nusiraminti. Kai tavo širdį triukšmas nurims, kada tik pamirši gyvenimo audrą, tą vakarą tylų užmerkus akis, širdim kartosi vienintelį vardą. Kai mano širdį triukšmas nurims, kada tik pamiršiu gyvenimo audrą, tą vakarą tylų užmerkus akis, širdim kartosiu vienintelį vardą. Jėzau tu, Jėzau tu, kelias mano gyvenimo tiesa. Jėzau tu, Jėzau tu, iš nevilties išgelbėjai mane. Jėzau tu, Jėzau tu, kelias mano gyvenimo tiesa. Jėzau tu, Jėzau tu, iš nevilties išgelbėjai mane.
begaliniai tyloj, švenčiausioj šventoj. Mes susitiksim ir eisim kartu, jų gyvenimas mano pašvestas tau, nuplautas brangiu Jėzau tavo krauju. Jėzau tu, Jėzau tu, kelias mano gyvenimo tiesa. Jėzau tu, Jėzau tu, amžinybėn vesk mane. Jėzau tu, Jėzau tu, kelias mano gyvenimo tiesa. Jėzau tu, Jėzau tu, amžinybėn vesk mane. Amžinybėn vesk mane. Amžinybėn vesk mane. Ai, tu nori pabaigti? Ne, nesvarbu. Viskas gerai. Gal nebūtinai. Jėzau, tu mano viešpats ir mano Dievas. Jėzau, tu mano viešpats ir mano Dievas. Jėzau, tu mano viešpats ir mano Dievas. Po tavo kojų savo gyvenimą kloju. Po tavo kojų savo gyvenimą kloju. Jėzau, tu mano viešpats ir mano Dievas. Jėzau, tu mano viešpats ir mano Dievas. Po tavo kojų savo gyvenimą kloju. Po tavo kojų savo gyvenimą kloju. Ir giedu osana Dovydo sūnui. Ir giedu osana Dovydo sūnui. Po tavo kojų savo gyvenimą kloju. Po tavo kojų savo gyvenimą kloju. Jėzau, tu mano viešpats ir mano Dievas. Jėzau, tu mano viešpats ir mano Dievas. Jėzau, tu mano viešpats ir mano Dievas. Po tavo kojų savo gyvenimą kloju. Po tavo kojų savo gyvenimą kloju. Ir giedu osana Dovydo sūnui. Ir giedu osana Dovydo sūnui. Po tavo kojų savo gyvenimą kloju. Po tavo kojų
savo gyvenimą kloju. Dangus gieda šlovę tau, žemė gieda šlovę tau, ir visi jo kūriniai duos tau garbę amžinai. Dangus gieda šlovę tau, žemė gieda šlovę tau, ir visi jo kūriniai duos tau garbę amžinai. Ir visi jo kūriniai duos tau garbę amžinai. Tau reikia baltos pirštinės. Čia viskas taip atvira virtuvė, taip viską iš karto be grimo, be nieko, aš turiu sukurti atmosferą. Kaip fainai.
Davuką puikiai. Įkvit, lelijėlį. Viskas tur pradžiui, viskas tur pabaigai. Bet kas ir fainiausia, kad čia nėra nei artistų, nei žiūrovų. Kapnumiai. Ne? Nu, va čia ir turbūt svarbiausia. Ir pabaigsiu to, kom pradėjom. Tu pasakė apie vienatvę. O aš pagalvojau, žinot, perėjau žemaičių kalbą. Pagalvojau apie ton Jėzaus pasakymą, kad įsigykit draugų. Nors ten sako, mamonus pagalba, bet užakcentuokiam, įsigykit draugų. Ir koks kaivs įsigyti draugų. O dabar įsivaizduokit, jeigu tai, kas tavo pirmas atiūts vienatvė, nu ir dabar primeskam žinybę vienatvės. Bereik didesnį pragarą, eina švelti. Jokių smalų nereik, jokių nieko. Tai ir šakis, tiesiog šakis. Tai vat įsigyti draugų. Nesimokyti formuoti priešus. Ir labai gražiai pasakė toks Arestovičius apie ukrainiečius, aš manau, kad tink mums 100%. Saka, uns pasakė taip, kad mes esam kontržvalgybininkų tauta. Kontržvalgybininkų tauta. Ir saka, o koks skirias žvalgybininkas nuo kontržvalgybininką. Tai saka, žvalgybininkas, on sėška draugų prieš teritoriją. O kontržvalgybininkas eiška prieš savo teritoriją. Nu toks skirtums. Tai geriau jau būkiam žvalgybininkų tautą.